Su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė Kotyli istorikai, aš Marius Jamužis ir mano kolega Antanas Terleckas. Mes jau 4 metai kalbame ir kalbiname įvairiomis istorijos temomis. Ir šiandien tęsime mūsų 2 laidų ciklą, kuriame analizuojame įvairius istorinius pavyzdžius apie pilietinį pasipriešinimą, civilių prisidėjimą prie pagalbos kariuomeniai, civilių tapimą kariais ar panašius dalykus. Ir rengdami šį ciklą mes bendradarbiaujame su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Priminsiu, kad visi norintys sužinoti, kas yra pilietinis pasipriešinimas, ką reikėtų daryti, karo atveju, jeigu nesate karys, galite apsilankyti krašto apsaugos ministerijos internetinėme tinklalapyje pasipriešinimas.kam.lt, o gilinti žinias mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo ir kitomis temomis galite informacinėje edukacinėje platformoje Mobilizacijos mokykla adresu www.mobilizacijosmokykla.lt. Na ir šią laidą mes paskirsime irgi tokiai tęstiniai temai, tik tai, kad jeigu prieš tai mes analizavome pilietinį pasipriešinimą per moterų pavyzdžius, tą laidą irgi galite pasiklausyti, susirasti. Tai šiandien skirsime nepriklausomybės karui ir taip labai plačiai nusakant civilių gyventojų prisidėjimui prie karo veiksmų, pagalbos kariuomeniai tiek savanoriškai, tiek ir priverstiniais būdais. Ta mums padės padaryti daktaras Mindaugas Sereičikas. Prieš daugiau nei mėnesį apsigynęs daktaro disertaciją pavadinimu Civilių gyventojų ir Lietuvos kariuomenės sąveika 1918-1923 metais. Apginta Klaipėdos universitete. Sveiki, Mindaugai. Sveiki, gyvi. Taip, jūsų tyrimas apima tokias 5 sritis, taip galima pasakyti karo geografija, priverstinė našta civiliams, savanoriška parama iš gyventojų, civilių tarnyba Lietuvos kariuomeniai ir civilių ir kariuomenės sąveika užnugarį, ar ne, tokios plačiai, tai dalį tų temų tikrai šiandien ir paliesime. Aš gal pradžiai norėčiau, kad pabandytume nubrėžti šiek tiek kontekstą, tokį plačiai, koks buvo Lietuvos visuomenės santykis su besikūrenčia Lietuvos kariuomenė ir nepriklausomybės karu, nes mes turbūt dažnai linkę manyti, kad štai atsiradinėja Lietuva ir gyventojai yra labai sąmoningi ir jie labai sąmoningai supranta, kas čia bus ir ką čia reikia daryti, bet turbūt nėra visai tai, viskas buvo daug sudėtingiau, ar ne? Tikrai tai buvo iš tikrųjų gerokai sudėtingiau, kaip ir kiekvienas, kuris atlikinėjo kažkokį tyrimą, tai ilgą laiką tu jame tiek įsigyveni. Tai mane tame įsigyvenime labiausiai lydėjo dar iš bakalauro studijų metų įstrigusi Nobelio premiją atsimant Eleonoros Oštrum ištarta frazė, kad pasaulis yra labai komplikuotas. Tai santykiai tarp žmonių yra labai komplikuoti, jie tokie daugialypiai, ne vienaprasmiai. Tai ir santykiai civilių su kariuomenė buvo lygiai tokie patys. Ta prasme, kad, kaip jau Mariau pats minėjai, tai mes turime tokį galbūt išankstinį įsivaizdavimą, išankstinę prielaidą, kad visų pirma Lietuvos visuomenė žinojo apie Lietuvą kaip politinę idėją, o greta to buvo linkę tą politinę idėją paremti ir kaip tos politinės idėjos reprezentantę Lietuvos kariuomenę. Tai reikia pasakyti, kad bent jau pradžioje turėjau tyrimo metu tokį lengvą fetišą, pavadinkim, norą pasižiūrėti, kada Lietuvos visuomenė sužinojo bendrai apie Lietuvos nepriklausomybės pradžią. Tai, sakykim taip... Apie aktą patį? Patį aktą, tai vienas jau greičiausiai sužinojusių buvo vieno iš signatarų buto savininkas, pas kurį jisai nuomavosi kambarį, tai sužinojo tą pačią dieną, tarkim, Petkevičaitė bitė po gerų 3-4 mėnesių. O visuomenė daugiau mažiau apie tai, kad tokia kaip valstybės arba valstybės idėja pradeda funkcionuoti empiriškai, sužinojo 18 metų pabaigoje, o apie kariuomenę 19 metų sausį-vasarį didžiąją dalimi atskiros tuometinės apskritys bent jau buvo informuotos, kad kariuomenė pradeda funkcionuoti. Tai ir santykis natūraliai įsitempiantis buvo laike. Jei kalbant apie patį santykį, tai yra tą palaikymą, nepalaikymą, jis pakankamai dinamiškas, iki to laiko buvo atlikti keli tyrimai, visų pirma, daktaro Tomo Balkelio, juose jisai buvo suformulavęs istoriografinę tezę, kad visgi nepriklausomybės tos idėjos nepalydėjo platesnis pilietinis judėjimas, jeigu ten lygintume su 90-aisiais, tai situacija būtų matyti kardinaliai skirtinga. Tai ir su kariuomenė buvo labai panašiai, iš tikrųjų, idėja 19 sausį-vasarį išjuda į priekį, apie tai sužino
dalis visuomenės, bet palaikymas yra toks lokalus, ribotas, ta prasme, kad turi galimybę tik dalis Lietuvos visuomenės visų pirma tiek sužinoti, tiek įsitraukti į kariuomenės kūrimą ar palaikymą. Natūraliai dėl vykstančių karinių veiksmų didžioje dalyje būsimos Lietuvos teritorijos, tai yra Raudonoji armija, judėdama nuo 18 antrosios pusės, 19 sausį yra beveik užėmusi 2/3 arba bent jau bando kontroliuoti 2/3 Lietuvos teritorijos. Iš tikrųjų, Lietuvos atveju tenais vengti jokių galimybių nėra. Labai įdomiai Rapolas Kipitis aprašo apie tai, kaip jis sužino apie savo paskirimą į pareigas, tai yra praėjus 4 mėnesiams iš valstybės žinių, laikinų vyriausybės žinių, kurios jam visiškai atsitiktinai papuola į rankas. Tai labai iliustratyvu, kad ten tos informacijos klaida buvo vienas didžiųjų iššūkių. Savanoriškas stojimas į Lietuvos kariuomenę, gal mes vėliau daugiau apie tai pakalbėsim, bet iš principo toksai laike neišsitempintis, gana lokalizuotas 19 metų pradžia, stoja Lietuvos kariuomenės savanoriais, tai yra apie 14 000 preliminariai. Ir tas savanoriškumas ilgainiui baigėsi. 20 metų rudenį savanoriškumo Lietuvos kariuomenėje beveik nebėra, tai turime apie 700 tarnaujančių vyrų savanoriškai Lietuvos kariuomenėje. Ta banga, pulsuojanti, išsikvėpia gana greitai. Ir kariuomenė veikia labai sudėtingomis sąlygomis, bent jau bando kurtis, tai mane visą laiką lydėjo toksai pajautimas, kad kariuomenė bandė primesti tai, ko jai reikia, gauti iš visuomenės tai, ko reikia, bet konkuravo visų pirma su daugybė kariuomenių veikiančių toje pačioje teritorijoje. Tai Raudonąja armija, Lenkijos kariuomenė, ten veikiančiais bermontininkais, įvairiausiamis trumpomis karinėmis formuotėmis, partizanų, paramilitarinių organizacijų, praeinančių, pasitraukiančių karių ir taip toliau, kurios į civilius gyventojus žiūrėjo tiesiog kaip į tam tikrą išteklių lauką, iš kurio gali pasisemti reikiamų išteklių. Tai natūraliai Lietuvos kariuomenė žiūrėjo labai panašiai į visuomenę, kaip į galimybę gauti jai reikalingų išteklių, bet susidūrė tikriausiai su tuo, kad visuomenė gyveno išsekimo sąlygomis, tai yra nuo pat 1914 gyvenanti nuolatinių rekvizicijų turto nusavinimo sąlygomis, jinai paprasčiausiai buvo išsekinta ir dėl to natūraliai ją remti materialiai Lietuvos kariuomenė buvo didelis iššūkis. Tai tie santykiai ir formavosi tokiam kolizijoje tarp to, kad kariuomenė gyvybiškai svarbu užsitikrinti tiek gyvosios jėgos, tai yra karių stojimą į kariuomenę, tiek materialinę paramą. Tuo tarpu tai pačiai visuomenė reikėjo išgyventi toje besitęsiančio ekonominio išsekimo, ar gal net galima tam tikrą prasme sakyti daugiamečio skurdo sąlygomis, amžinojo nepritekliaus. Iki tol atlikti tyrimai rodo tą tokį gilų įsišaknyjimą ekonominio nuosmukio, kurio nepavyks perlaužti net ir tarpukario pačioje pradžioje. Ar kariuomenė, ar krašto apsaugos ministerija, ar kažkas iš vyriausybės, sakykime, jie kažkaip aiškino gyventojams, kas jums iš to? Tokia propaganda, kas čia, taip Lietuva, kas bus, tai turbūt čia, kad tai bus valstybė, bet kas jums iš to, jeigu kariuomenė laimės? Arba kas bus jums, jeigu laimės, pavyzdžiui, bolševikai, arba bermontininkai, ar dar kažkas, ar lenkai? Buvo tokios propagandos? Kariuomenės vienas iš skyrių buvo atsakingas už informacijos sklaidą, tai jis natūraliai buvo toks labai keistų pavadinimų, švietimo, spaudos, propagandos, kultūrinių užduočių ir taip toliau. Jis ten nuolat keisdavo pavadinimą. Čia tas pats, kur man atrodo Čiurlionienė dirbo. Taip, čia tas pats, kuriame dirbo Čiurlionienė, tai jis natūraliai ten toksai buvo tiek orientuotais į kariuomenės vidų užtikrinti raštingumą minimalų, nes kariuomenė visų pirma veikia, tiesą pasakius, kaip didelė mokykla tiems, kurie pavėlavo į, sakykime taip, tai kas taps švietimu, privalomų švietimų jau tarpukario pačioje pradžioje, tai kariuomenė veikia viduje tas skyrius kaip švietimo, o išorėje kaip propagandos skyrius raginantis ir įtikinėjantis apie didelę pridėtinę vertę arba bandančias atskleisti Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės projekciją ir parodyti, kas iš to galėtų būti. Gal čia vertėtų akcentuoti, tai 18 metų gruodžio, tuomet pirmojo atsišaukimo į savanorius, jo tokia reikšmę, nes tiek istoriškai atrodo jinai pati giliausiai įsišaknijusi buvo amžininko atsiminimuose, tiek ir vėliau reflektuojant pačiai kariuomeniai kūrimosi pradžią, tas 18 metų gruodžio pašaukimas, pakvietimas stoti savanoriais, akcentuojant, kad raudonosios ordos plūsta iš rytų, mums gresia didžiulis pavojus, ir ta politinė projekcija, kurią mes branginome per tautinį atgimimą, sukūrėme kaip politinę idėją, šiuo metu yra gyvybiškai pavojingoje situacijoje.
ją reikia nedelsint gelbėti. Tai tikriausiai tas buvo toks ilgalaikis, reikšmingiausias ir išlaikantis vėliau virtęs ir atminimo kultūrų dalimi. Tai sakyčiau, kad jeigu bandymo aiškinti, tai jo buvo ne per daug, jis toksai taškinis, bet paliekantis matyti įsidėmėjimą atitinkamai visuomeniai. Tiesa, pati bent jau politinis elitas veikdamas puikiai suprato, sakykime, situacijos sudėtingumą ir tą reflektuodavo, tą nesudėtingą atsekti išlikusiuose vyriausybės dokumentuose. Tai tokia visą tęsianti gija, kad veiksime su visuomenė, kuri visų pirma nebernelyg yra informuota, b greta to yra labai ekonomiškai išsekinta, ir tikriausiai C tikriausiai čia būtų tai, kad jinai pati nebūtinai masto politiniam kategorijom, kaip kad vėliau atrodys jau tarpukariu bandant formuoti atminimo kultūras, tiek ir galbūt kartais mums istorikams turim tokį ne visai pagrįstą kartais įsivaizdavimą, kad susipratęs lietuvis, nesusipratęs, per visą disertacinį tyrimą dėja ne viename iš šaltinių neradau prielaidų tokiai politiniai kategorijai tame visuomenėje. Kalbu ne apie politinę istoriją, politinės istorijos tyrimų yra pakankamai daug, tas visuomenės tyrimų, man atrodo, dar vis tokojame. Tai būtent visuomenės tyrimuose, bandant perprasti, kaip visuomenė tuo metu mąstė, ne idėjų lygyje, bandė tai reflektuoti, suvokti, tai jinai masto visgi, sakyčiau, Abramo Maslau piramidės 5-4 laipteliu, tai yra bandymų išgyventi, pasirūpinti baziniais poreikiais ir karts nuo karto atskira visuomenės dalis linkusi buvo tą paaukoti ir pajudėti į priekį. Bet tokio gilesnio žinojimo natūraliai stigo, bet net ir bandymai tą daryti, manau, kad buvo pakankamai nedideli, bent jau tiek pavyko surasti ir apčiuopti. Tai sudėliojant kelis akcentus šitoj vietoj, ar Lietuvos politikai, tie pirmieji founding fathers, ar jie suprato būtent, su kokia visuomenė jie dirba, su kokia visuomenė jiems reikės dirbti ir kad tas nepriklausomybės paskelbimas ar net apskritai valstybės kūrimas, kad jis labai klausimas, su kokiais žmonėmis jiems reikės dirbti, kad žmonės savaime neįsitrauks į šitą procesą ir kad reikės kažkokį meduolį siūlyti ar dar kažką, ar tas supratimas buvo ar nebuvo, to gal formuočiau gal net tam tikro nusivylimo, kad tai neįvyksta savaime. Tai tokių pavyzdžių istorijų turim, kaip man, kadangi iš savo tyrimų, tai man pirmiausiai galvo Narodniko pavyzdys, kai jie išeina į Rusijos kaimus inteligentai ir sako, valstiečiai jūs čia esat, jūs patys geriausi žmonės, kokie yra pasaulyje, jūs čia dabar organizuokitės, mes kartu nuveiksim dalykų. Ir valstiečiai sako, šiek nieko mes nenorim čia su jumis daryti, mes gyvensim savo gyvenimus ir atstokit nuo mūsų. Ir tada Narodnikai labai greitai nusivilia visą valstietiją ir tai virsta tokia neapykanta netgi valstiečiams. Tai ar šito tokios įtampų tarp politikų įsivaizdavimo, kas yra visuomenė ir kaip jį reaguos ir tos tikrovės, su kuriams teks susidurti, ar to daug buvo? Atsakant į klausimą, tai susidaro toks įspūdis ir apibendrintai galima sakyti, kad greičiausiai politinis elitas, beveik nebejoju, politinis elitas tuo metu atstovavęs tas, kaip minėjo Antanai, tie valstybės kūrėjai, founderiai, jie tikėjosi, kad greičiau visuomenė į tai įsitrauks ir kad tas įsitraukimas vyks daug spartesnis ir greitesnis. Visomis prasmėmis, kad tiek kūrimo darbe, tai yra tame organizacinėme darbe nuo savivaldos kūrimo iki galiausiai kariuomenės organizavimo, kad tai vyks gerokai sparčiau. Ta tokį suvokimą, kad ta visuomenė visų pirma gyvena savo gyvenimą, jinai yra atitrūkusi nuo politinių realijų ir nuo politinio mąstymo, panašu, kad didžioji dalis to politinio elito tikrai turėjo ir ypatingai tie, kurie buvo labiau praktikai, čia gal skirčiau tą patį ministrą pirmininką Šleževičių, kuris labiausiai matyt geriausiai suvokdamas tą visuomenės realijas, ne veltui kaip ir tą meduolį siūlydamas, vėliau tenais iškils tas klausimas, žemės klausimas, mes dažniau akcentuojam klausimą kuriems savanoriams, kariuomenės kuriems savanoriams, iš tikrųjų žemės reformos atveju žemė buvo dalinama iš tikrųjų
visiems prisidėjusiems prie valstybės kūrimo. Tai tas praktinis suvokimas bent jau pas Šleževičių buvo gerokai gyvesnis, stipresnis ir aiškiau išreikštas, tuo tarpu, sakykime, galbūt labiau dešinėjame politinėme spektre esantys politikai turėjo tokį ir nuogastavimą, ir ne visai realų suvokimą apie visuomenę. Sakykime, taip, to paties Augustino Voldemaro delsimas formuoti Lietuvos kariuomenę, matau, bent jau pagal sporadiškus šaltinius yra susijęs su tuo, kad jis jaudinasi, ar ta kariuomenė neatsisuks prieš juos pačius. Ar ta kariuomenė bus tiek susivokusi, kad galėtų reflektuoti ir prisimti. Greta to čia gal verta akcentuoti, kad kariuomenė šiaip yra išskirtinis dalykas 1919-23 kontekste, tas istoriografinės ribos mano ne veltui buvo pasirinktos ir pratemtos, sakykime taip, keliais metais ilgiau, negu kad tradiciškai kalbam apie nepriklausomybės karą, kovas ar karus, kaip ten kiekvienas dabar vis pasirenka skirtingą terminą, tai tiems veiksmams man iš vis labiau patinka nuasmenintas toks kariniai veiksmai tiesiog. Tai šiame kontekste visų pirma kariuomenė buvo pagrindinė institucija. Tai jeigu jinai veikia kaip pati pagrindinė Lietuvos idėja reprezentuojanti institucija, savivaldos kūrimas strigo, dėl 19 metų Raudonosios armijos ofenzyvos natūraliai daugeliu atveju buvo nutraukta, ir tik tai ten atskirose Lietuvos dalyse šiek tiek greičiau idėja, švietimo sistema paralyžiuota ir net jeigu jinai ir kūrėsi, jinai kūrėsi labiau kaip švietimo sistema, nepaisant to, kokia politinė projekcija ją kurs. Mums įprastos vidaus reikalų, sveikatos apsaugos sistemos nefunkcionuoja. Kai kalbam apie vidaus reikalų sistemą 19-aisiais, tai mes turime apie 2000 tuometinių milicininkų, kurie kaip ginkluota jėga neturi jok net prielaidų užtikrinti ten vidaus saugumą. Kariuomenė veikia kaip pagrindinė institucija, labiausiai matoma, lengviausiai reprezentuojama, civilis gyventojas su ją dažniausiai susiduria, ir jinai aiškiai išreikštai reprezentuos tam tikrą politinę projekciją. Tai jeigu ten Raudonoji armija savo ten darbininkų, ar kaip ten jie bevadino tą dalyką propagandiškai, Lenkijos kariuomenė, Lenkijos valstybės idėja, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos idėja. Tai tas santykis su Lietuvos kariuomenė, per tai galima spręsti ir apie santykį su Lietuvos valstybė. Tai tikriausiai pačio tyrimo metu buvo įdomiausia pabandyti užčiuopti tą ne vien, kaip visuomenė įsitraukdavo ir remdavo. Tai disertacijų jūs išskyrėt jūs mes čia sutarėm tujintis su Mindaugu. Man tiesiog protokolo meistras yra. Diplomatas. Tai išskirtas yra tas priverstinis visuomeniai toks naštos uždėjimas arba prisiėmimas, ar ne, tos kariuomenės rekvizicijos ir panašus dalykai. Apie tai pakalbėsim ir ta savanoriškoji dalis, kad atsiranda ir ta sąmoninga dalis, čia sąmoningai irgi pakalbėsime, bet reiškia savanoriškai prisiema kažkokią atsakomybę ir kažkokį indėlį ir naštą. Tai pirmiau gal pakalbėkime apie tą savanoriškumo principą. Kas savanoriškai prisimdavo tą pareigą padėti kariuomeniai, iš kur gal tas sąmoningumas toksai atsiranda ir apskritai kokio pobūdžio ta parama buvo, kiek ji gal svarbi buvo? Aš gal tik tai tokią nedidelę kepurę uždėsiu, tai iš principo kariuomenės ir visuomenės tie santykiai remiasi tokia teoriniu mąstymu, kuris dar kilęs iš Klauzovico, kad kariuomenė sprendžia konfliktus, kuriuos užprogramuoja ar vadovauja tiems konfliktams kaip politiniam veikimui vyriausybė, o visuomenė visų pirma, ką privalo padaryti, tai prisijimti karo naštą, tą ekonominę karo naštą, jei tai tek turėtų, tai šiame kontekste labai tai svarbu, bet 20-asis amžius yra kiek kitoks negu kad Klauzovic tuo metu gyveno. Tai masinių kariuomenių amžius nuo Grand Armée išplitęs į milijoninės ir 100-tūkstantinės kariuomenės ir čia buvo svarbu ir tas oktrojavimas civilio į kariuomenę. Klauzevicas, jis matė tą Ispanijos nepriklausomybės karą, jis turbūt va iš to tokio, kad ten pirmą kartą taip masiškai civiliai įsitraukė į tą, pavadinkime, tokį sukilimą padaro, ar ne? Čia va tas yra, bet po to viskas pasikeičia 20-as amžius yra toks totalinio karo, kartais pavadino. Taip, tai čia tikriausiai Liudendorfo ta tezė apie visiškai totalų karą, įtraukiantį į visus, neišvengiamai įtraukiantį į visus, tikriausiai yra pati svarbiausia. Tai galvojant apie tą ekonominės karo naštos prisiėmimą, jis dvejopas. Arba tau primeta ir tu esi priverstas prisiimti, arba tu vedinas tam tikrų motyvų pats ją prisiimi. Tai 19 pradžioje
Lietuvos kariuomenė iš principo neturėjo jokio aprūpinimo, jisai rėmėsi savanoriškumo principu ir jisai dažniausiai atsiremdavo į tuo metu veikiančius aktyvesnius žmonės. Gerai žinomas tarp istorikų Grigaliūnas Glovackis savo atsiminimuose aprašinėja, kaip jis tiesiog susitinkinėja su jam žinomais žmonėmis ir prašo paramos formuojamam pulkui, kreipiasi į Romos katalikų dvasininkus, kurie ten natūraliai yra. Iš karto įsiterpsiu, nes paskui pamiršiu, o jis kreipiasi tik į lietuvius ar į Lietuvoje gyvenančius žmonės? Jisai pats labiau kreipiasi į lietuvius, bet, sakykime taip, kai valgyti nori ir karas vyksta, kreipsiesi į ten, kur tik pavyks. Tai vat prasideda pradžioje nuo to tokios per asmeninius santykius pagrįstos paramos Lietuvos kariuomeniai, minimalios, kažkokie grūdai, šienas, maistas ir taip toliau. Na, o 19 pačioje pradžioje susiformuoja tokios dvi pirmosios organizacijos, kurių tikslas tiesiog remti Lietuvos kariuomenę. Tai abi jas įkūrė dvasininkai, vienas kunigas Vaitiekūnas Šakių rajone, įtraukdamas ten veikiančius civilius gyventojus, šiek tiek aktyvesnius civilius gyventojus, na ir renka jisai paramą, ją perdavinėja į Kauną, bet šiame kontekste tikriausiai pats įdomiausias ir toks reprezentatyviausias veiksmas, tai yra vieno pirmųjų Lietuvos kariuomenės kapelionų, kunigo Bumžos įkurta kareivių prietelių draugija Kaune, tokia daugialypė ir pakankamai įdomi. Pats jo įkūrimo motyvas pagrindinis, jisai tokiuose gana patikimuose atsiminimuose, turiu pripažinti, kad vienas iš iššūkių tyrimo metu buvo tai atsiminimai, daugybę jų perskaitęs dėdavau į stalčių ir pamirždavau. Jie, reikia pripažinti, ypatingai publikuoti spaudoje, buvo stipriai beletrizuoti, pakeisti, kartais vartant realius atsiminimus esančius Centrinėme valstybės archyve ir randant juos publikuotus, matydavai, pavadinkim, švelniai tariant skirtumus tarp rankraščio ir esančio spaudoje teksto. Tai Bubšas savo atsiminimuose sako, aš mačiau pirmąjį pasaulinį karą, baisius karo žiaurumus, kuriuos patirdavo kariai ir kariai sunkiai grįždavo vėliau iš kario gyvenimo į civilį gyvenimą. Mano tikslas padėti kariams, kad jie galėtų šitą perėjimą užsitikrinti daug saugesnį. To iš tikrųjų pradžiai ir neprireikė ir pirminis dalykas tai buvo tiesiog materialinė pagalba, rūbai, maistas ir panašus dalykai. Veikia Kaune ir į visą Lietuvos teritoriją nelabai išplito, organizuodavo tokias įdomias kareivių dienas, kurių metu tiesiog stengdavosi surinkti paramą. Tos paramos pobūdis labai primityvus iš dabartinės perspektyvos, bet įsijaučiant į tą situaciją gyvybiškai svarbus. Visų pirma, tai tiesiog maistas ir maisto produktai, kurių stokoja tiek pats Kauno miestas tuo metu, natūraliai sunkiau aprūpinamas, tiek importas, sakykime taip, dėl beveik neveikiančio geležinkelio Vokietijos kariuomenės atsitraukimo ir jos to sąlygoto veikimo tuo metu dar Lietuvos teritorijoje labai sudėtingas. Tai kunigui Bumžai pavyksta pritraukti į savo tą organizaciją, sakykime taip, tautinėme atgimime dalyvavusius asmenis ir jie sudaro tą branduolį, kuris visus 19 metus stengiasi išjudėti. Bet čia tikriausiai to viso ko ašis galėtų būti moterų organizacijos. 19 metų antrojoje pusėje Stasys Butkus, puskarininkis dalyvavęs vėliavos iškėlime Gedimino pilies bokšte, sako, kad į moteris kariuomenė žvelgia kaip į tam tikrą papildomą darbo jėgą, jis taip gana iš dabartinės perspektyvos sakytume nekorektiškai aprašo tą situaciją, bet gana tiksliai sako, mes jas matėme kaip galinčias gaminti maistą, tvarstyti, prižiūrėti, gydyti, ir spręsti tas visas logistinės problemas. Tai susidūrė su realybė, kad kariuomenė ypatingai stokoja materialinių išteklių, 19 vasarą kariuomenė gyvena pusbadžio daugeliu atveju ir badaudama. Tai įtraukė Nagevičius, tuomet vadovavęs kariuomenės sanitarijos skyriui, kaip ir vyriausiasis toks gydytojas, važinėja po regionus, susitikinėja su kiek nors aktyvesnė moterim ir siūlo joms kurti tas organizacijas, ir tos organizacijos išjuda. Tai viena jų veikia Vilniuje, tenais atskiras atvejis, toks minimalus, bet o 12 Lietuvos teritorijoje. Analizuojant išlikusius dokumentus, jos vienas iš tokių gražiausių dalykų tikriausiai ir įdomiausių, kad jos, nors ir paskatintos iš kariuomenės, tai yra paties Nagevičiaus, bet vėliau organizuojasi labai taip stichiškai. Ne jos ten registruojasi, ne jos ten bando organizaciją kažkokias saugoti, ne jos ten bando turėti kažkokią hierarchinę sistemą ar dar ką nors. Jos tiesiog išeina tiesiai į darbą ir pradeda rinkti maisto produktus, siūti drabužius, perdirbti vilną ir taip toliau. Ir greta to organizuoja maitinimo punktus stotyse, tai yra ten, kur juda kariuomenė logistiškai
iš vieno taško į kitą tašką, ten maitina pravažiuojančius karius ir pradeda rūpintis tuo, kas 19 vasarą jau tapė realia problema, tai yra sanitarijos stoka, sergančiais kariais, be to sužeistais kariais, tai tiesiog globoja visas 3 tuo metu veikiančias karo lauko ligoninės. Jose tiesiog suteikia sanitarinę pagalbą. Ar ta parama yra didelė? Na, jeigu didelė tiesiog kiekybiškai, tai jinai tokias gana kukli būtų, lyginant su priverstinė karo našta, tai yra 10, o gal net ir 100 kartų mažesnė, tiek kiek lyginau, tai yra ne mažiau kaip keliasdešimt kartų mažesnė su tuo bent jau 19 metų kontekste. Bet jinai turi labai svarbią tą simbolinę reikšmę. Tai jinai padeda kariui jaustis, kad juo rūpinasi, tas emocinis komfortas. Man kaip buvusiam kariui tą puikiai pamenu, kad, na, žinai, šiltas maistas poligonė yra labai didelis dalykas, arba sėdėti ant štai tokios puikios sofos yra neapsakoma laimė, nes kai tu ten kelias paras kažkur pramirksti, tai susitraukia viskas iki labai jau buitinių poreikių tavo patenkinimo. Greta to patenkina būtent tuos poreikius, kurie yra labai svarbus. Tai yra maisto poreikiai, šilti drabužiai 19 pabaigoje ten stokoja, dar vis nėra gauta parama iš vakarų Europoje esančių sandėlių, jos ten tiesiog parceliuoja ir nusprendžia šitiems tuomet vadintom limitrofinėm valstybėms ir jų kariuomenėms šiek tiek pagelbėti, ten perkelia amerikietiškų uniformų didelį kiekį, bet jos dar vėluoja. Tai moterų organizacijos čia kompensuoja visą tai, o greta to išskirčiau tokią simbolinę reikšmę, bene svarbiausia iš šalies žvelgiant, tai kaip atlygį, kaip pagalbos ženklą suteikta tokius simbolinius dalykus. Pavyzdžiui, pasiūtas pėstininkų pulkų vėliavas. 4 pėstininkų pulkų vėliavos arba suaukojo pinigus, kad jas įsigytų, arba pačios moterų organizacijos jas pasiuvo. Na, tuomet rūpindavosi ten ligonių paleidimu, tarkim, sužeistas karys, jis tikriausiai tvarstymo metu ten drabužiai yra drastiškai nuimti, perkirpti, jisai neturi tų drabužių, jam reikės išeiti iš ligoninės ir jis ten su tuo ligoninės chalatu ir būtų paleistas. Na, moterų organizacijų tikslas aprūpinti jį, aprengti, pamaitinti, įduoti kažkokį maisto paketą ir taip toliau. 20-aisiais jos dar veikia, bet jau veikia gerokai silpniau ir 20 metų vasarą, toks sakyčiau, pats pikas tų organizacijų pabaigos. Jos po truputėlį išnyksta savaime, na, ir grįžta 20-ųjų spalį, lapkritį, bet grįžta visiškai kitokiu formatu. Tai čia jau veikia Vyriausiasis Lietuvos gelbėjimo komitetas. Vėlgi verta akcentuoti, kad jo įkūrimo svarba yra kilusi iš tų visuomenės veikėjų, kurie ir palaikė nepriklausomos valstybės idėją. To paties Leževičiaus, jo žmonos, kuri buvo įkūrusi tokią vieną jau įdomiausių tikriausiai organizacijų, labai trumpai tai yra, kurios tikslas buvo rūpintis per karą nukentėjusiais ir jų vaikais, į kurie kaip apsrašo atsiminimuose, kad savanorio šeima man žmona atvedė 2 vaikus ir paliko prie durų, sakydama, kad cituoju, jeigu tavo vyras pašaukė mano vyrą į kariuomenę, tai rūpinkis mūsų vaikais. Jinai įkūrė tą organizaciją, rūpinasi tokiais pusiau našlaičiais, ten apleistais vaikais. Vėliau tai virsta realiai tą tokią socialinės rūpybos organizaciją veikusi iki pat 40-ųjų ir globojusių našlaičius. Ir tuo pačiu turbūt, kas tarsi akivaizdu, bet turbūt tai liudija ir apie tai, nuo ko pradėjome, apie tą jau nepriklausomas idėjos jau sklaidą visuomenė ir kad žmonės įsitraukia būtent jau savanoriškais pagrindais į jos kažkokį puoselėjimą, gynimą, realizavimą galų gale. Bet kaip pats sakėjai, kad esmė vis dėlto šitam ankstyvajam laikotarpį Lietuvos kariuomenė yra ta priverstinė našta, kuri jau uždedama civiliams gyventojams. Tai kas tai yra iki galo? Ar tai yra tik rekvizicijos, ar tai yra kažkoks nusavinimas, ar gal net ir prievartos momentai tam tikri? Kas tai koks tai mechanizmas? Ta priverstinė karo našta, jeigu grįžtant į 19 pačią pradžią, Lietuvos visuomenė, dar kartą Antanai atsakant į tavo prieš tai buvusį klausimą, tai jie gerai suvokė tą situaciją, tai 19 sausį dar vylėsi, kad valstybės kūrimas ir kariuomenės išlaikymas bus paremtas tik savanoriškų prisijungimų tiek gyventojų, ta prasme stojimų tik savanoriškų, na ir materialinės naštos prisijėmimų tik savanoriškai. Tai vasario pabaigoje buvo akivaizdu, kad šitai nebepavyks. Tai tuo metu vienas iš dalykų yra tai, jog sukuriama rekvizavimo, pirmoji tai rekvizavimo sistema, maisto, pašaro, įvairiausių produktų, daržovių rekvizavimo sistema, jinai veikia iki pat 23 metų gruodžio, vis keičiama, modifikuojama ir pritaikoma, greta to nusavinamas
sekvestruojamas nekilnojamas turtas kariuomenės reikmėms, tai tiek tuo metu bendrosios kažkokios patalpos reikalingos kariuomenės dalinių įsikūrimui, tiek ir laikinieji būstai, pavyzdžiui, kariniams daliniams judams atsižvelgiant į karinių veiksmų dinamiką. Greta to visų transporto priemonių, ta transporto priemonė natūraliai arklio trauka yra pagrindinė ir išliks jinai iš tikrųjų iki pat 40-ųjų. Kariuomenės štabas tiesa permasto tai gana keletą kartų ir sako, kad turim kuro labai mažai, o arklį galim išmaitinti lengvai. Tai laikykime arklį kaip pagrindinę traukos jėgą. Tai nusavinamas transporto priemonės, laikinai nusavinami vežimai ir arkliai, tarkim, kariuomenės poreikiu esant, jie gali perimti tenais civilių gyventojų arklius ir vežimus, užtikrinti tą mobilumą kariuomeniai reikalingą. Na ir greta to įvedami, sakykime, taip, karo mokesčiai civiliams gyventojams, kurie gyvena miestuose, siekiant išbalansuoti tą naštą tarp kaime gyvenančių, provincijoje gyvenančių gyventojų ir miesto gyventojų. Viso to ašis ir pagrindinis sunkumas gyventojams yra rekvizicijos, kurios yra pakankamai didelės ir vienareikšmiškai turėjusios didelę įtaką civilio gyvenimui, jo gyvenimo kokybei. Na, rekvizicijos išskirstomos kiekvienam ūkiui pagal žemės ūkio naudmenas, pavadinkime taip, na ir privalomai surenkamos. Vienareikšmiškai visuomenė taip pasitiko su švelniai tariant skepsiu. Kaip ir minėjau, ekonominis išsekimas reikalavo pirmą pasirūpinti savimi ir natūraliai tai nebūtinai savaime reiškia nepalaikymą Lietuvos kariuomenės. Griežtąja prasme taip teigti būtų negalima, bet tam tikros aspiracijos, kad galiu remti, galiu neremti ir taip toliau irgi indikuoja. Pati rekvizavimo sistema, kaip minėjau, keista daugybę kartų, tobulinta, bandant atsižvelgti į gyventojus, bet iš principo tai jinai tokia, griozdiška ir jos tam visame pokytyje ryškėjo tokios dvi tendencijos. Tai pirma, jinai veikia pakankamai neefektyviai pirmaisiais metais ir niekaip negeba aprūpinti Lietuvos kariuomenės. Kaip minėjau, 19 metais kariuomenė gyvena labai sunkiai ir tik 22 metų antrojoje pusėje kariuomenė pirmą kartą atsikvėpia, nes jinai turi pakankamai rezervų ir nebesirūpina. Tai yra labai trumpo laikotarpio rezervų sukaupimu. Paprastai kariuomenės sandėliai turėdavo maisto iki maksimum 2-3 savaitėm, tai buvo laikoma pakankamai gera situacija. Išsivaizduojant iš karinio planavimo, tai yra katastrofa, nes tu realiai esi priklausomas, negali planuoti jokių karinių veiksmų ir jų karinių veiksmų dinamika yra visiškai ne tavo pusėje. Greta to kariuomenė vis mažina galimybės tą vykdyti, tai 19 metų pradžioje tam sukuriama tiekimo ir maitinimo ministerija, tai 19 pabaigoje uždaroma kaip nepavykęs projektas, vadovavo jai Steponas Kairys, toksai sunkiai įsivažiavęs, galiausiai viskas pavedama kariuomenės intendantūrai. Kariuomenės intendantūra susidūrusi su tuo, kad civiliai gyventojai vangiai vykdo tas rekvizicijas, kaip jau Antanai tu klausime užbėgdamas už akių pasakė, ėmėsi tam tikrų veiksmų, tai suformavo rekvizicijų būrius. Tie būriai buvo dažniausiai formuojami iš karo komendantūrų karių, raiti kariai išieškodavo rekvizicijas brutaliuoju būdu. Na ir tuomet pasipylė tūkstančiai, praktiškai šimtai skundų apie smurtą prieš civilius gyventojus vykdytą Lietuvos kariuomenės, tai yra siekiant apsirūpinti kariuomenę. Kariuomenė tokia kolizijoje yra, jai reikia, nes 19 metų vasarą, primenant tą situaciją, tai Raudonoji armija dar vis yra Lietuvos teritorijoje, čia dabartiniai Zarasai ir aplinkui Molėtai, visa šitą teritoriją kontroliuojama, Lietuvos kariuomenė jau su saksų savanorių pagalba yra atstūmusi dalį, bet tebe turi priešininką ir 19 vasarą susiduria su nauja grėsme, tai yra tais pavadinkim, non-state actor bermontininkais, kurie neaiškų tikslų turintys ir orientuoti iš esmės tik į plėšimą. Bene įdomiausias dalykas, kurį radau per daugiau nuo 2009 metų nuosekliai lankantis Centrinio valstybės archyve, ten karts nuo karto gali rasti įvairių dalykų. Tai paimta iš bermontininko medžiaginė kaukė, kurią jis naudodavo plėšimų metu ir užsidėti plėšint civilius gyventojus. Toks įdomiausias, bene labiausiai laiką reprezentuojantis dalykas. Įdėta į bylą. Įdėta į bylą, įsekta prie raporto kaip daiktinis įrodymas, ir ten aprašyta taip toliau. Centrinio valstybės archyve tiesa saugoma fantastiška fotografija, kurioje sulaikytas bermontininkas, turintis visrakčius, vis atrakinančius ten podėlius ir panašius pastatus, kuriuose saugotas maistas. Tai kariuomenė natūraliai priversta buvo imtis tam tikrų veiksmų išsirūpinti tą paramą ir tas smurtas prieš civilius gyventojus
Plataus masto, reikia pabrėžti, kad tai nebuvo atsitiktiniai, vienetiniai atvejai, tai pakankamai išplitęs reiškinys ir bendrai kariuomenės smurtas prieš civilius gyventojus yra išplitęs reiškinys. Čia galima prisiminti ir Petronio darbą apie tą deviantinį elgesį, kuris tiek kariuomenės, tiek civilių gyventojų yra pakankamai platus. Bet matyti, tai yra tokia situacija, kurioje tu esi priverstas, kitaip nepavyks, arba tu žlungi kaip valstybė, arba tu imi neordinarių priemonių. Jeigu galvojant apie savarankišką paramą, kodėl jie įsitraukdavo, tai didžioji dalis dalyvavę buvo arba prisidėję prie tautinio atgimimo, dalis gyventojų, kurie organizavo, bent jau tai buvo tokie, tie, kurie šiaip prisidėjo ar dažniausiai dalyvaudavo katalikiškose organizacijose, tai arba buvę pavasarininkai, arba moterų katalikų organizacijos narės, toksai tiek tinklas, tiek sąsaja su valstybės kūrimu, tas katalikiška sąsaja buvo pakankamai ryški. Tai galvojant apie tai, kodėl gyventojai stengiasi nevykdyti rekvizicijų arba kaip į tai prisitaikė prie to, pagrindiniai motyvai tai yra amžinas toksai sunkumas, nepriteklius ir išsekimas, jau kelintą kartą kartojamas, bet dar greta to tikriausiai nemažiau svarbus dalykas buvo, tai yra matymas, kad ta sistema neefektyvi. Štai Antanas priverstas duoti rekvizicijas, o Marius duoda kyšį, išsisuka nuo rekvizicijų. Galimai. Allegedly čia galimai. Tai kaip pavyzdį sakau. Greta to, tas toks bandymas išvengti įvairiapusis išvengimas, kūrybiškas išvengimas, bandymas prisitaikyti prie rekvizicijų, pristatyti ten grūdų šlapius, kad jie sunkiau svertų, prastos kokybės ir užskaityti kaip gerus, nukirpti avis ir pristatyti be vilnos būtinai, ten mėsą kažkokią blogą, kiaušinius pagedusios, trumpai tariant, rekvizicija atsisakyti. Jeigu jau vykdyti tas prievolės, tai tik formaliai, kaip tik galima formaliai. Šitoj vietoj visą laiką, vis tiek mes daugiausia kalbam apie kaimo gyventojus, turbūt šitoj vietoj, tai vis tiek tas jų gudrumas yra universalus. Lygiai taip pat elgiasi ir kolektyvizacijos akivaizdoje, kur irgi lygiai tos pačios schemos, kaip apgaudinėti, apeiti, kyšiai, grūdai netokie, ten kuo prastesnę dalį atiduoti ir panašiai, bet tada šitoj vietoj, tai viskas yra iš esmės aišku, kad valstybė šitoj vietoj, besikurianti valstybė numato, kad yra tokio jau labai sunkioj padėty ir turi imtis tokio jau, desperado, galim sakyti, gal net veiksmo. Jis iš dalies būtinas, iš dalies suprantamas, bet aš tada klausčiau apie ilgalaikę perspektyvą, žmonės, kurie paskui skundžiasi tą prievartą prieš civilius gyventojus. Ar tai neturi kažkokių ilgalaikių pasiekmių būtent žmonių santykiui su, valstybe? Arba konkrečiau gal paklausiu, ar nebuvo vėlesniais metais jau tarpukario nusistovėjus jau po nepriklausomybės kovų tų, kažkokių teismų, ar bent jau bandymų aiškintis, kad dėl perdėtos prievartos prieš civilius gyventojus ir panašių procesų, ar tai neturėjo tokių pasiekmių? Tai visų pirma, kariuomenė į tai reaguodavo. Vienas iš dalykų, kurį verta paakcentuoti, kariuomenė neveikia visiškai vakuume, jinai susidurdama ir tais skundais stengdavosi juos reaguoti. Verta paminėti kaip pavyzdį, kad Lietuvos kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas 4 kartus ėjęs tas pareigas, 2 kartus atsistatydino iš pareigų motyvuotame rašte krašto apsaugos ministrui pabrėždamas, kad kariuomenės vadovybė ir krašto apsaugos ministerija nereaguoja jo reikalavimus užtikrinti drausmę Lietuvos kariuomenės neveikti brutaliomis priemonėmis prieš civilius gyventojus, nes jie nuo mūsų nusisuks, o tai yra pagrindinis mūsų gyvybinis šaltinis. Tai visuomenės bent jau elitas tą labai greitai reflektuoja ir ten vyriausybės posėdžiuose apie tai plačiai diskutuoja, kad brutalus kariuomenės veikimas pasmerks ilgalaikiam pasiekmėm ir tuomet nusivylimas formuosis. Ar jis susiformavo? Taip, 1920 metų pabaigoje, vykstant Lenkijos ofenzyvai po stebuklo prie Vyslos, visiškai kita situacija nei 19 metų pavasaris. 19 metų pavasarį Lietuvos visuomenė savanoriškai daugiau įsitraukė į Lietuvos kariuomenės veikimą, tuo tarpu 20-ųjų pabaigoje tas įsitraukimas yra minimalus ir visiškai minimalus. Tai važinėja vyriausiojo Lietuvos gelbėjimo komiteto instruktoriai po regionuose įkurtas organizacijas tai materialiniai paramai akumuliuoti ir jie parsiveža tokius plačius raportus. Tų raportų yra daugybė,
ten yra apie 40 bylų, aš išsianalizavau tiesiog 20, bandydamas pateisinti, kad 20 pakaks, bet mielai grįšiu turėdamas galimybę apie likusių ir tai primena tam tikras fokus grupės galvojant iš socialinių mokslų, tai yra susikviečia jisai tas instruktorius į patalpą, vietinius įtakos agentus, pavadinkim taip, mokytoją, ten policininkus, dar kažką, aktyvesnius visuomenės gyventojus ir jie reflektuoja, žinai, sako, tai vat, pirma, tai niekaip neužtikrinate mums saugumo, viena, greta to esate jūs saugumo, ne tai, kad ne garantai, bet greičiausiai priešingai esate via versus, sukeliate mums nesaugumą, to kontekste vyksta 20 spalį 22 000 žirgų, arklių, čia visada yra diskusinis klausimas, toks jau off topic turiu pasakyti, nes jau su nekartą sulaukęs, tai arklių ar žirgų. Lietuvos kariuomenė vadina arkliais, bet kavalerija joja su žirgais, tai nežinau kaip čia tiksliai, bet aš vis liksiu prie šaltinio termino arklys. Manau, kad tais laikais, ypač 19-20, kad paimti iš valstiečių, tai turbūt tikrai arkliai, ne žirgai. Tikrai, aš irgi pritariu, bet esu sulaukęs labai tokio griežto pasisakymo savo atžvilgių už netinkamą žeminimą Lietuvos kavalerijos, pavadinkime. Tai tuo metu bando surinkti skubos tvarka tenais 2000 arklių ir pasileidžia pakankamai daug smurto atvejų. Ir čia buvo tokia vidinė didžiulė kolizija. Gyventojai sako, tai kol jūs neįsiaiškinsit smurto atveju, mes jokios materialinės paramos savanoriškai netieksim. Ir atsisako perduoti vyriausiam gelbėjimo komitetui surinktas aukas, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai 20-ųjų ruduo yra toksai lūžinis laikas, kuris galbūt kažkiek panašus gali būti, taip, nemėgstu istorinių tų tokių paralelių, bet primenantis kažkiek 92-uosius, kur buvo labai greit tikimasi, kad gyvensim, kaip Šiaurės Švedijoje, bet, teko to palaukti. Tai tuomet 20-ųjų spalis buvo lygiai labai panašus. Buvo tikimasi, kad greitai bus saugu, bus pakankamai tai, ko jiems reikia ir tai, ko jie tikisi, bet greta to ne vien to nebuvo, bet dar kariuomenė greta to ne vien rekvizuoja, bet dar ir smurtauja. Savanoriais nestoja, materialinės paramos savanoriškai tiekti nenori, rekvizicijas vykdyti atsisako. Ir atsisako, pergina į tokius konfliktavimus, kad atvyksta rekvizicijos surinkti ten intendantūros kariai, žinai, perina į visišką susistumdymą ir brutalią jėgą. Tai kitaip tariant, 20-aisiais jau turėjo tam realių pasiekmių. Tai, kad Lietuvos kariuomenė buvo priversta ir natūraliai priversta naudoti tą brutalią jėgą, tai 20-ųjų rudenį buvo pirmieji to kartus vaisiai, vėliau vis grįžtama prie to ir grįžtama per visom įvairiomis pusėmis, vis primenant kariuomenį jos negerus darbus ir vienas iš jų tai yra kariuomenė sukelti kariniai nuostoliai. Karas natūraliai yra būklė ta prasme, kad bus sudegintų namų, bus nužudytų naminių gyvūnų, gyvulių ir viso to panašiai. Ir jeigu Lietuvos vyriausybė, laikinoji vyriausybė 19-aisiais labai nuosekliai skaičiavo, kiek ten bermontininkai padarė nuostolių, Rusijos imperija, Vokietijos imperija per Pirmąjį pasaulinį karą, tai savo sukeltų nuostolių neskaičiavo. 26-aisiais dar bandė susiskaičiuoti, kiek Lenkijos kariuomenė padarė, bet tuo tarpu Lietuvos kariuomenė ne vien neskaičiavo, bet greta to vengė atsiskaityti. Ten įvilkdavo į tokį super sudėtingą biurokratinį susirašinėjimą, tarsi su kokia nors žemės ūkio tarnyba, kur patenki ir nebesupranti, kas bus. Tai ten už žyminio mokesčio neuždėjote, tai raštas netoks, tai ten perverskit ir taip toliau. Įvilkdavo į šitą. Ir tas gilino dar labiau konfliktą ir tikėtina, kad mažino tą pasitikėjimą Lietuvos politinė idėja, vis akcentuoja tose, sakykime, vadinamose mano fokus grupėse, kad Kauno Lietuva nesupranta mūsų čia gyvenančių regione ir neatliepia poreikių. Jūs tik ateinate paimti, bet nieko neduodate. Skamba kaip šiandienos kažkas, tai kur ten protestuoja. Taip, yra tam tikrų, sakau, yra ta istorinė paralelė tikrai su nūdienos, bet istorinės. Čia labai geras tas palyginimas, man atrodo, su 92 metais, nors toks ir nedrąsiai padarytas, nes kuria prasme, irgi yra ta problema su rubliniu indėliu, ten klausimų, nes hiperinfliacija ir panašus visokie dalykai. Ir tas 20 metų, nors lygiai ir atrodo, po 91 metų turėtų būti toks pakilimas, čia mes jau turime valstybę, kaip ir 19-20 metų, juk yra steigiamasis Seimas ir jau kažkas tai turėtų čia atrodo vykti, ar ne, ir tas įsivaizdavimas, jau 20, tai čia jau yra Lietuva. Bet pasirodo, kad, taip jį yra, bet ten viskas daug sudėtingiau visuomeniai verda ir tos visuomenės lūkesčiai yra visai kitokie, ar bent jau jos kai kurių narių. Tai čia tą labai svarbu turbūt irgi suvokti. Bet mano
klausimas, nuklausau ir toks kyla, tai čiagi mūsų kariuomenė, tai gal galim kažkokį kontekstą, kaip pažvelgdavosi Lenkų kariuomenė tuo metu su savo, reiškia, ar tam, kaip Vilniaus krašte jau, reiškia, be okupuojamame, arba ten, ten, kur Baltarusija gyvena, ir ten, kur, aišku, ir Lenkai gyvena, ar apskritai, kaip tuo metu Europoje, tie įsivadavimo karai kažkokie, tai kaip atrodo kariuomenės. Arba net tas pats Litbelas, kaip... Taip, turbūt elgesi taip pačiai. Visiškai taip, tai aš bandžiau truputėlį užgriebti ir pirminis sumanymas. Disertacija turi tikrai panašumų į tokį projektą, kokį parašiau stodamas. Turiu pasakyti, nežinau kaip jūsų atveju, bet turi tikrai panašumų, bet tai tikrai nėra tas didelis užmojais, kokį turėjau. Tai bet kokiu atveju rinkau informaciją ir skaičiau, ką darė kitos kariuomenės Lietuvos teritorijoje. Tai nieko Lietuvos kariuomenė neįsiskyrė ar nebuvo išskirtinė, bet tikrai nebuvo brutaliausia kariuomenė savo veiksmais. Ta prasme, jinai reflektavo. Esminis dalykas, kad jinai keitė savo elgesį. Tai toks besimokantis organizmas, kuris reagavo į visuomenę, suvokė, kad to daryti negalima. Lietuvos kariuomenė vykdė armijos teismo sprendimus, tuos, kurie peržengdavo, sakykime, tą brutalaus elgesio ribą, persekiojo baudžiamąją prasme. Lenkijos kariuomenėse elgesys lygiai toks pats. Neretai ten, kur susiduria Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, tai tam, sakykime, taip heterogeniškam etninė prasme regione, to etniškai motyvuoto smurto yra daugiau. Jeigu, tarkim, centrinėje Lietuvos dalyje, čia judant, sakykime, taip nuo Kauno į viršų link šiaurės, tai ten matysime daugiau tokio politiškai motyvuoto smurto. Tai reiškia, kad ten palaikymas Raudonosios armijos ar sąlytis su Raudonąja armija ar santykis su kokiu nors REF komitetu reikšdavo, kad greičiausiai Lietuvos kariuomenė į tokią personą žiūrės, bekompromisiškai, bet vice versus buvo daroma tas pats. Tai yra fiksuoti ne pavieniai atvejai, kai sušaudomi žmonės tarnavę Lietuvos kariuomenė, įsiaiškinus Raudonąją armiją ir taip toliau. Kitaip tariant, tas persekiojimas buvo bendroji tendencija. Bet greta to, čia vis tiek būsimoji Lietuva, besikūrinti Lietuvos valstybė tame kontekste nėra išskirtinė. Latvijos kariuomenės veikimas lygiai toks pats prieš Latvijos gyventojus, tai yra fiksuojama, tai yra bekompromisis, kaip kada veikimas, pažeidžiant, sakykime taip, karo teisę, persekiojant civilius gyventojus arba vykdantas brutales rekvizicijas ir turto nusavinimą nesilaikant rekvizavimo taisyklių. Estijos kariuomenės atveju lygiai taip pat. Tai bandžiau pažiūrėti į regionę veikusias, tradiciškai įpratome lyginti su trimis valstybėmis, ne visada gal tai yra tikslinga daryti, bet šiuo atveju reikšmingų skirtumų nėra. Kitaip tariant, Lietuvos kariuomenė tai veikia nesąmoningai arba iš savęs tokia, bet jos aplinkybės buvo tokios, jinai vargiai galėjo pasirinkti kitus veiklos metodus. Kaip ir civiliai gyventojai vargiai galėjo pasirinkti kitus metodus, tai yra, tarkim, bekompromisiškai remti kariuomenę, nes tai reikštų jiems pasmerkimą visiškam badui. Tai čia tokia padėtis bei išeities. Ir kaip grįžtant prie to, ką minėjau, tos Eleonoros Ostrom, tai kad gyvenimas yra labai komplikuotas ir čia šitie santykiai, jie dabar vertybinio to antstato matyti neverta net svarstyti ar uždėti, jie tokie yra natūraliai dėl aplinkybių tuomet susikloščiusių. Tai gal paskutinę dalį palieskime ir tą, kas jūsų disertacijų buvo, kaip paskutinioji dalis, tai yra tas... Tavo disertacijoje, Mariau, tavo Mindaugai, taip. Tai civilio tapimas kariu, tai yra tas savanorystės principas. Ir, vėlgi dvejopas, lygiai taip pat kaip su gyventojų ir ta materialia parama, taip ir čia yra kariuomenė, kuris susiformuoja iš savanorių ir paskui įsijungia tai mobilizaciniai procesai. Tai gal apie šitą, kaip tas civilis tampa kariu ir paskui kaip tai perauga į tą mobilizacinę, tokią jau reguliarią, sakykime, kariuomenę. Iš tikrųjų, čia yra berods profesoriaus Gudavičiaus teiginys apie tai, kad tas vienas savanoris yra vertingesnis, tai aš, kaip sakyti, tai galiu pritarti visom keturiom šį teiginį. Iš tikrųjų, tai... Užbaigsiu tik teiginį vertingesnis už visus LDK kunigaikščius kartu sudėjus, jeigu gerai pamenu. Taip. Tai iš ties galima tam teiginiui pritarti, nes 19 kariuomenė formuojasi tokioje aplinkybėje. Ilgą laiką jos formuoti neleidžia Vokietijos administracija, kai jau galbūt galima, dar vis dėlse pats politinis elitas ir galiausiai jinai pradėta formuoti absoliučiai kritiškoje situacijoje. Tai gruodį, kur jau viskas yra susikomplikavę, tuometinis vienas iš kariuomenės vadovų, Kondratavičius, pasiėmęs kariuomenės iždo likučius, kažkur išvyksta, taip ir negrįžta.
Ir čia ta asmeninė iniciatyva, tuomet Šleževičius yra gyvybiškai, matys, svarbi ir pats kariuomenės kūrimasis ir savanorių buvimas yra gyvybiškai svarbus. Tai čia yra toks niuansas, kad vėliau tai taps teisiniu statusu. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. Tai susijęs su tam tikru atlygiu, labai minimaliomis lengvatomis, kaip kad galimybė važiuoti vietoje 3, bet 2 klase garvežių Lietuvoje ir ten minimaliai kitomis smulkmenomis, berods ten vaiką buvo galima leisti į mokyklą ir ten už tai nemokėti gimnaziją. Bet čia šiame kontekste tai jie tampa tą pačią pirmąją bangą priėmusią karinį smūgį 19 metų pačioje pradžioje. Raudonoji armija, reikia paminėti, kad jos tas spartus žygis yra spartus dėl to, kad nieks nesipriešina jai. Jinai atkeliauja, įsiremia į ten, kur dar yra likučiai Vokietijos kariuomenės, ten jinai ir sustoja. Konfrontuoti su Vokietijos kariuomenė, jinai nėra pasiryžus ir bijo. Pamokas jinai jau yra išmokus. Pirmojo pasaulinio karo metu ne viskas taip paprasta buvo, kaip galėtų jam pasirodyti. Tai šioje situacijoje, jie truputį taip lūkuriuoja, ir kartu su saksų savanoriais, kurie nei savanoriai, nei saksai, ir Lietuvos kariuomenės tais pirmaisiais daliniais susikūrusiais Alytuje, Panevėžyje, formuotais Kaune, pirmasis formavimas Vilniuje, bet čia toks labiau simbolinis. Tai, sakykim taip, jie suprima tą pirmąjį smūgį ir sudaro prielaidas vėliau vykti mobilizacijai. Tai vis dirbant su tais kiekybiniais duomenimis, žiūrint, kaip kinta kariuomenės dinamika, kaip kinta savanorių skaičius, kada įsijungia mobilizuoti, akivaizdu, kad savanoriai padarė 2 pagrindinės užduotis. Pirma, jie sugebėjo suformuoti karinį veikimą 19 pavasarį, tai yra normalizuoti padėtį fronte. Tiesa, jokio fronto iš tikrųjų nebuvo veikta tokiais katilais. Čia ta geografinė lokalizacija, baksnojimas ant žemėlapio kiekvieno mūšio leido suprasti, kad teiginys frontas tarp Raudonosios armijos ir Lietuvos kariuomenės yra labiau toks literatūrinis, negu kad tikrąja prasme. Ir vadovėlinis. Ir labiau vadovėlinis. Būčiau linkęs, kad kažkada grįžtume prie to, kad iš tikrųjų ten, žinai, tai, kad tu užimi teritoriją, dar nereiškia, kad tu ją kontroliuoji. Greičiausiai ten yra kiaura, kaip ir pridara. Tai šiame kontekste ne vien suformuoja tą karinį veikimą ir užtikrina galimybės veikti toliau, bet tuo pačiu sudaro prielaidas vykti mobilizacijai. Tai yra formuojamos pirmosios karo komendantūros iš savanorių kareivių, kurios užtikrins mobilizacijos ir šaukimo vykdymą jau 19 metų antroje pusėje. Tai grįžtant prie statuso, pagal statusą 10 000 trupučių, pagal dokumentus yra apie 14 000. Dokumentuose vis yra naudojama tokia klišė, apibendrintas skaičius 400, tarp jų moterų. Neradau jokio sąrašo, neradau daugiau patvirtinančių duomenų. Kariuomenėje, kariniuose veiksmuose dalyvavo moterys, tikrai dalyvavo labiau partizaniniam kare, kariniuose veiksmuose kaip tokiuose, ginkluotam konflikte. Rinko žvalgybos duomenys, mes vis kažkaip atsimenam vieną tą atvejį ir iš to atvejo vieną žmogų, kažkaip tą Černeckaitę Briutavičienę vis paliekame nuo šalyje. Tai moterys dalyvauja, bet neturi patvirtinimo, kiek to kiekybiškai ten įsitraukia. Tai maždaug taip, tai 14 000 yra pirmoji Lietuvos kariuomenė, kuri gana greitai susiformuoja, tai susiformuoja per pirmuosius 6-19 metų mėnesius. Tai reiškia, kad pirmosius karinius veiksmus iki pat ir Panevėžio kautynės ir viskas baigėsi savanorių kariuomenės veikimu. Bet kaip ir minėjau, vasarį suvokiama, kad vien savanoriško masto nepakaks ir čia jau įsijungia tas priverstinis kariuomenės mechanizmas, kuris civiliai transformuos į karį priverstinai, nori jis to ar nenori. Tai 129 000 Lietuvos gyventojų buvo įtraukiami į šitą priverstinį mechanizmą, tai reiškia, kad jie buvo įtraukti į šaukiamuosius sąrašus ir turėjo tapti kariais, bet čia reikia pastebėti, kad tas tapimas buvo toks skylėtas. Ta prasme, kad užtikrinti šaukimą sąlygomis, kai tu neturi netgi jokio gyventojų registro, dalis bažnytinių knygų yra dingę, per karą sunaikinus bažnyčias, yra labai sudėtinga. 19 metų rugpjūtį mobilizuotieji kariai, tai yra tie, kurie buvo pašaukti nuo kovo mėnesį vykdyto šaukimo, sudaro pagrindą Lietuvos kariuomenės ir 19 metų rugpjūtį bei spalį, tai yra kautynėse ties Zarasais, ten judant link Daugpilio, tiek ir galiausiai su bermontininkais, čia visą tą pagrindinę kariuomenės stuburą jau sudaro pašauktieji. Maždaug 2/3 kariuomenės tuo metu yra pašauktieji ir iki pat 23-ųjų kariuomenė, tas savanoriškumo mastas mažės. Tai čia, sakyčiau, yra unikalus dalykas, tas
savanoriškumo pliūpsnis 19 pradžioje, kuris gyvybiškai matyti yra svarbus, man vis diskusijose keldavo klausimą ir man jis pats galvos skausmas buvo, tai čia daug ar mažai tie. Galiausiai nusprendžiau, kad neverta kelti tokio klausimo, bent jau disertacijos tekste ta prasme, kad čia labiau vertybinis daug ar mažai. Man iš šalies atrodė, kad tai yra nedaug, bet kritiškai pakankamai. Prasme, užteko štai 14 000 vyrų įsijungusių į karinę formuotę, kad jie sulaikytų bendrame tame nuo Estijos leidžiantis iki pat tolyn, per Lenkiją ir žemyn, karinių veiksmų tame fronte, kad pastumtume savo fronto liniją link rytų ir išvytų. Aš tik pasitikslinsiu, kada tie nei savanoriai, nei saksai įsijungė, kuriuo metu? Jie pirmieji pradeda veikti ir Lietuvos kariuomenė principe prisijungia kartu su jais, tai yra 19 metų vasaris. Bet tai jie kartu tada su savanoriais, mūsiškiais, jie irgi tame dalyvauja, nes tai turbūt irgi svarbu čia. Dabar Vokietijos brigados ar divizijos brigados dislokavimo Lietuvoje klausimo kontekste labai prisimenami yra tie nei saksai, nei savanoriai. Tai net ir čia pasirodo yra įamžinimo, Ukmergėj yra paminkliukas ir Alytuj lygtai skverą norėjo pavadinti, kažkaip pirmo pulko ir saksų savanorių skveru. Tai yra grįžta tas toksai politinį lauką, istorinė atmintis kažkaip reaktualizuojama. Tai principė tai vasario mėnesį kautynės kariniai veiksmai prie Alytaus. Tai yra tie veiksmai, kuriuose tiek saksai savanoriai, tiek Lietuvos kariuomenės pirmasis tuomet kūriamas pėstininkų pulkas dalyvauja kariniuose veiksmuose prieš Raudonąją armiją ir jie ten veikia kartu. Vartant karinių veiksmų realiacijas, tuos raportus, šiaip jau įdomu tikrai, kuo aukštesnis kariuomenės vadovas, tuo keistesnė ir pozityvesnė realiacija yra. Kai jau realiacija yra kuopos vado lygyje, jinai tokia gyvesnė, tikresnė ir man kažkaip turiu tokią nuojautą gerokai tikresnė savo tuo pajautimu. Tai ten yra tie kariniai veiksmai, kuriuose ir pakankamai užtikrinama tai, kad Raudonoji armija nesugeba įveikti sakykime taip, formuoti, kirsti Nemuno, judėti toliau per Nemuną ir užsiimti strategiškai patogesnę tolimesniam puolimui vietą, bet greta to ten vyksta toks nuolatinis nesusikalbėjimas. Ten tai, ką palikęs pirmasis pėstininkų pulkas, tai jis ten keiksnoja saksus savanorius, kad jie ten radio ryšio, telefoninio to ryšio, telegrafinio nepalaiko su jais, kad ten jie dingsta, tai atsiranda, jie nežino, ar dengia jų sparną, tada bijo, kad juos apsups ir taip toliau. Tai tas bendradarbiavimas toksai sudėtingas. Reikia suprasti, kad, tiesą pasakius, jie yra samdiniai, kurie perdien savo gyvybę nenori rizikuoti dėl valstybės, į kurią jie daugybę metų, sakykime taip, nuo 15 išnaudojo tiesiog ekonominiais tikslais ir laikė vartant jų ten nuo 15 metų išleistus atvirukus, kurių yra gausybė apie tuometinę Litaują, tai vaizdavo kaip kažkokią mažiau žmonės, sakykime taip, ar tam tikrą mažiau civilizuotą kraštą. Tai natūralu, kad jų tas įsitraukimas yra mažesnis. Tai čia savanoriškumas ir yra visiškai lemintis tą situaciją. Pokalbį gal užbaigti toks apibendrinamasis klausimas, kažkiek jau buvo paliestas ir pokalbio pradžioje, bet mums su Marium iš tavo tyrimo paskutinė disertacijos išvada tokia pasirodė gal įdomiausia, labiausiai provokuojanti, apie visuomenės būtent santykį su Lietuvos valstybė ir tuo pačiu ir su kariuomenė. Tai paklausiau taip iš dviejų pusių. Tai yra, tu ten daug polemizuoji su vyraujančiu vaizdiniu istoriografijoje, tai koks tas vaizdinys visuomenės ir kariuomenės ir valstybės vyravo istoriografijoje ir ką tu bandai su tuo pats padaryti, kodėl tavęs tas vaizdinys netenkina. Jeigu galima, aš pasakysiu tokius du dalykus. Tai šitą išvadą buvau įdėjęs į disertaciją, išėmęs ir galiausiai paskutinę dieną ją įdėjau. Tai tiek gynimo metu daugybė dalykų suposi apie ją. Arba buvo labai giriama, arba buvo labai peikiama ta išvada. Tai man jinai atrodo pakankamai relevantiška ir gerai empiriškai pagrįsta ir joje aš polemizuoju su dviem dalykais. Tai tikriausiai su pirma su tuo, jog politinės istorijos tyrimai yra suformavę tam tikrą suvokimą ir apie visuomenę, bet politinės istorijos tyrimai turi keletą niuansų. Mes tyriam naudodami tam tikrus šaltinius, kurie niekaip neapima visuomenės, ir tai yra labiau vis tiek politinės istorijos, idėjų istorijos klausimus.
Taip, ypatingai institucijų, ypatingai, tarkim, diplomatijos istorija. Tai tuo tarpu, kaip ta visuomenė reflektavo ir veikia, jinai lieka nuošalyje ir mes turim tokį išankstinį įsivaizdavimą, kad taip, kaip veikia politinis elitas, greičiausiai veikia ir visuomenė. Tai istoriografijoje vienas iš tokių teiginių, su kuriuo šiek tiek polemizuoju, tai yra visų pirma, egzilija parašytų teiginiais, kad Lietuvos visuomenė rėmė Lietuvos kariuomenę, betarpiškai tai įsitraukė, tai yra ir Rukšos, ir Ališausko tas naratyvas, vėliau jisai persimetęs ir į kitus tekstus jau po 90-ųjų, žvelgiant iš tos empiristikos tokios. Čia turiu pripažinti, kad aš, kadangi buvau užaugintas tokiam pozityviojo mokslo filosofijos, sakykime, šviesoje, ačiū Antanai, beskaitydamas šviesaus atminimo profesoriaus Nekrašo knygas, man tai ta empiristika norint kažką generalizuoti ir pasakyti big dalyką, reikia daug ten praleisti, purvintis rankas tą archyvą ir galiausiai išeiti iš to. Tai ta empiristika rodo, kad visgi panašu, jog visuomenė nebuvo taip, kaip politinis elitas. Ir nebuvo jinai dėl tam tikrų priežasčių, bet faktas tai, kad tokia jinai nebuvo, kaip mes ją turėjom įsivaizdavimą. Na ir tie naujausi tyrimai, kuriuose irgi yra kalbama apie tą pilietinio judėjimo buvimą, nebuvimą, ten yra labiau akcentuojama, kad įvyksta slinktis, jinai įvyksta 20 metais, 20 visuomenė yra linkusi remti Lietuvos politinę idėją, tuo pačiu ir Lietuvos kariuomenę kaip jos reprezentantą. Tai čia buvo tikriausiai tas didysis kabliukas, kad 20-ųjų rudenį panašu, jog situacija yra dar gana tokia neaiški, dar čia reikės įdirbio. Ir greta to, tas tenais išvadoje taip pat yra akcentuojama teiginys, kad taip karas iš tikrųjų veikia kaip tautokūros karas, bet greičiausiai ne tiek, kiek tautą kuriantis savaime, kiek sudarantis prielaidas vėliau tautą sukurti ateityje. Tai viskas, kaip sakyti, didelis ar mažas, gali pasakyti tik palyginus. Tai aš palyginus su Antanu esu mažas, sakyčiau, o su Marium gal mes visai ir panašaus ūgio spėčiau, ar ne? Tai lygiai taip pat su tomis priemonėmis, tai ar tautokūros karas buvo lemiama, vargu, arba galbūt nebūtinai, sakyčiau, nes vėliau įsijungs daugybė mechanizmų, kurie tautą kurs. Tai yra steigiamojo Seimo metu bus priimta daugybė sprendimų, kurie mano galva nemažiau svarbus. Tai yra su pirma privalomojo švietimo sistema, kuri įpilietins tam tikrus gyventojus. Lygiai taip pat įpilietins žemės reforma gyventojus, kurie Andriaus Gruodžio tyrimai ir jo teiginiai man labai imponavo, kad įpilietino jie, pavertė jį tikrų piliečių suvokimu, kad aš esu savininkas ne vien kažkokio turto, bet ir valstybės kaip idėjos ir aš su ta reprezentacija susijęs. Tai 20-aisiais, lyginant su 19-ais, to jau buvo daugiau, bet tikrai nebuvo tiek, kad mes galėtume sakyti, kad tai buvo tapę masiniu reiškiniu, apėmusiu visą Lietuvos visuomenę, arba tai būtų, žinote, politologai turi tokį kalbėjimą apie demokratiją kaip vienintelį žaidimą mieste. Tai sako, jeigu demokratija yra palaikoma tiek, kad jinai yra palaikoma kaip vienintelis žaidimo būdas ir dėl to nekvestionuojama, tarkim, Lietuvoje, apie 80, beveik 90% mano, kad demokratija geriausias valdymo būdas. Niekas nesvarsto kitokio, tai panašu, kad visiškai tapę vienintelės žaidimo taisyklėmis. Tai 20-ųjų rudenį dar vis atrodo nebuvo to tapę vienintelė tikėtina politinė projekcija ir nebūtinai buvo galima galvoti apie kažkokias kitas politinės projekcijas, bet tiesiog matyti jos įgyvendinimas strigo ir tas įgyvendinimas truputėlį pradėjo kurti tą distanciją tarp pačios politinės idėjos kaip tokios, kaip Lietuva nepriklausoma valstybė suvereni, demokratiškais pagrindais veikinti ir taip toliau. Tai tikriausiai 20-ųjų ruduo tiek įgyvendinimo prasme, tiek to dar nepakankamo įpilietinimo prasme buvo netapę lūžinių taškų, kas iki šiuo metu yra istoriografijoje suformuota kaip teiginys ir priimta kaip tam tikras, priimtas gal ne vadovėlinių teiginių, bet, sakykime, taip akceptuotas kaip visiškai legitimus. Tai sakyčiau, kad čia šioje situacijoje mes turime atvirą klausimą, į kurį reikėtų dar labiau pasigilinti, turint galimybės grįžti prie, naudoti platesnį lauką, ne vien gal kariuomenę, įtraukti savivaldą ir taip toliau, ir pasižiūrėti, kiek ta visuomenė gyveno, kiek jinai palaikė. Ir čia pabaigai dar pasakyčiau tikriausiai, tai perskaičius Gedimino Vaskelos knygą apie ekonominę sąrangą Lietuvos, ypatingai žemės reformos kontekste, ten buvo tikrai puikus pastebėjimas, kuris lydėjo viso šito tyrimo metu ir
mane kaip, sakykime, taip, ne visai tikrą istoriką griežtąją prasme, buvo imponavę tai, kad mes dažnai turime įsivaizdavimą, jog politiniai sprendimai suformuoja socialinę būtį ir keičia socialinius procesus, ignoruodami, kad socialinė būtis arba socialiniai procesai yra ambivalentiški ir gali veikti politinius sprendimus. Na ir tas disertacijoje matėsi, visuomenė privertė keistis tiek ministrų kabineto tam tikrus veiksmus, privertė keisti Lietuvos kariuomenės veiksmus, vadinasi, visuomenė kaip tokia pakankamai įgali buvo, turėjo sprendimo tam tikrą galę veikti ne vien kažkaip kaip jai nurodė politinis elitas, bet reflektuodama ar veikdama savo sąlygose. Skamba, kad postdokui temų jau turi pagalvojęs ir prisirengęs. Natūralu turbūt visko. Ir mano disertacijos projektas, nežinau, kaip Antano irgi skyrėsi ir ten ne viską pavyko, ne viską kažkas keitėsi, tai čia natūralu. Ačiū labai, Mindaugai, iš tikrųjų įdomu ir man atrodo, kad tų tyrimų, atrodo tas periodas, čia turbūt kaip ir su kokiais 40 metais ir kažkada bus su 90-92 periodu. Natūraliai visada grįžtame, nes tai periodas, kai vyksta labai daug, vyksta kažkokių daug dalykų ir galų galia tai svarbu, nes tai formuojama mūsų valstybė. Tai manau, kad ir šitas mūsų pokalbis ir pati disertacija irgi tikrai praplės kažkam tai horizontus ir prisidės prie mokslo tolesnio vystymosi. O mūsų klausytojams dėkoju, kad buvote su mumis. Mes vasario mėnesį, nors ir prasideda semestras ir prasideda nauji darbai, manau, kad tikrai sugrįšim ir dar su jumis susiklausysim. Tai ačiū ir iki kitų susiklausimų. Iki. Viso.